Naudingiausias dalykas šitos programos, manau, vis dėlto yra ryšiai, kuriuos gali sukurti. Dėl to, kad programa yra tarptautinė, ryšiai tiek su tavo kolegomis studentais, tiek su dėstytojais ateityje tikrai bus aukso vertės. Verslo skaitmenizavimo vadybos programa turbūt yra ypatinga mūsų universitete ir apskritai Lietuvoje dėl to, kad tai yra labai plati programa, kuri orientuota tiek į technologinius skaitmenizavimo aspektus, tiek į vadybinius aspektus, kas yra ypatingai svarbu šiuolaikinėme pasaulyje. Jeigu dar nesi apsisprendęs, kur nori eiti, ar nori eiti į technologijas, ar nori eiti į verslą, ar į vadybą, ar į marketingą, tai būtent šita programa padengs daugybę skirtingų sričių ir leis tau labiau suprasti, kur nori eiti. Dar vienas dalykas, ko ši programa būtent yra ypatinga, kad tu iš jos išeini kaip specialistas. Tu išeini kaip specialistas, kuris gali dirbti verslo skaitmenizavime, gali dirbti duomenų analitiku, vadovų, lyderių ir panašiai, bet tuo pačiu palieka labai daug durų atvirų gilinti savo specialybę. Ar tai būtų technologijos, ar tai būtų ta pati lyderystė, pokyčių valdymas, marketingas ir panašiai. Pabaigus šią programą rasti darbą, aš manyčiau, yra labai lengva. Dėl to, kad vėlgi platus spektras, ką tu gali daryti. Kitas dalykas yra, kad šiuo metu įmonės ypatingai ieško tokių žmonių, kurie būtų labai platus spektro specialistai ir labai daug fokusuoja skaitmeninę transformaciją, taip kad dabar yra pats geriausias laikas šią programą studijuoti. Manau, visi matome, kad populiarėja skaitmenizavimo sprendimai, populiarėja dirbtinis intelektas, dirbtinio intelekto sprendimai ir panašiai. Tai būtent šita programa nuolatos keičiasi kartu ir su rinka ir atliepia rinkos poreikius. Tai sakykime, dabar yra fokusas į dirbtinį intelektą, į intelektinį procesų automatizavimą. Taip kad net ir dabar pradėjęs, po 4 metų ar po 3 metų pabaigęs, tikrai neatsiliks nuo rinkos, eisi kartu su rinka.